Kūriniu mes toliau žygiuojame į priekį su pirmąja be stabdžių programos valanda ir tokiu metu mes šią savaitę kalbame apie kol kas vienintelį Lietuvoje moterų universitetą WOW University nuo naujų metų organizuojamą kursą pavadinimu Asmeninis prekės ženklas ir mūsų tikslas trumpai supažindinti jūsų šio kurso ir pakalbinti bent jau didžiąją dalį dėstytojų, kuriosgi ir perteiks išmintį būsimosioms WOW universiteto studentėms. Šiandieną mes telefonu susisiekėme su Mariaus Jakulio Jason fondo direktorė Kotryna Stankutė-Ščemskienė. Gerą dieną, Kotryna. Sveiki. Pamenu, netaip seniai mes jau esame eteryje kalbėjęsi. Kaip gyvenat? Puikiai, jau pristačiau savo paskaitą pirmąją kitam kursui, čia dabar bus antrasis, tai labai smagu, kad tęsiasi veikla. O kaip, klausykit, su ta kalėdų dvasia, ji jau yra ar dar tik tai perspektyvoje? Manau, kad visiems labai skirtingai. Vieni dar sukasi darbuose, kiti jau kepa kokius sausainius, aš pati pasipuošus kalėdinį vainiką, deginu žvakes, tai man jau yra ta dvasia. Smagu. Jūsų vadinasi tema networkingas, kaip užmegzti vertingus santykius. Tai gal mes pradėkim trumpai nuo tos pačios pradžios. Tai kasgi tai yra networkingas? Networkingas tai iš esmės yra gebėjimas užmegzti naujus kontaktus, sukurti bei palaikyti ryšį su žmonėmis, profesiniais arba asmeniniais tikslais. Tai iš tiesų, taip jeigu labai supaprastint, tai apskritai yra bendravimo su kitais žmonėmis įgūdis. Ir mes mokame bendrauti su savo draugais, su šeima, žmonės mus pažįsta, skirtingai mato, bet kokie mes esame ir kaip mes mezgame pažinti su nepažįstamaisiais, apie tai ir kaip jie mus mato per tai apie tai yra tas mano kursas. Aš kaip tik ir norėjau klausti, ar tai orientuota daugiau verslą, bet čia apskritai žmonės? Taip, galbūt dažniausiai natūraliai ir yra verslo reikmėm, tas naudojama kažkokiam tais, sakykime, pardavimam, naujam klientam atrasti ir panašiai, bet tai būtų labai siauras požiūris, nes iš tiesų mes gyvenime tampame sėkmingi dėl kitų žmonių. Tai yra, kokie žmonės mus supa. Britai turi labai gerą posakį. Yra tas posakis, pasakyk, kas tavo draugai ir pasakysiu, kad tu, bet dar yra kitas posakis, kad kiekvienas mes esame 5 žmonių vidurkis, su kuriais daugiausiai bendraujam. Tai, sakykime, dar čia visai kita kryptis nuo verslo yra bendrai apsupti save įdomiais žmonėmis, atrasti naujų įkvepiančių pažinčių, nelikti ten, kur esi, nes tik taip gali keliauti priekį ir tobulėti. Dažnai būna tokia situacija, kuomet vieno ar kito žmogaus atsidarius Facebooko profilį atrodo susipažįsi su vienu asmeniu, Instagram'e jis yra dar kitoks, o LinkedIn'e dar trečioks. Ar tai yra klaida? Kiekvienoje platformoje save pristatyti skirtingai. Ar tai gali padėti daugiau kontaktų užmegzti? Ar atvirkščiai? Labai geras klausimas. Iš tiesų, aš pati dabar, kaip jūs paklausėte, tai galvoju, kad gal aš asmeniškai taip pat darau, nes, sakykime, pas mane Instagram'e daugiausia gamtos vaizdai ir aš rodau tą savo visiškai laisvalaikį, dalinuosi tom gražiom akimirkom, kurias turiu, LinkedIn'e dalinuosi informaciją, kuri susijusi su darbu, su tokia profesinė veikla, o Facebook'e, įvairūs kita įdomi informacija, miksas profesinio ir asmeninio. Tai aš manau, kad tai žmonėm yra natūralu ir tai nėra blogai. Gal sakykime, kiekvienos platformos yra tam tikros taisyklės ir pagal nuojautą, dažnai, jeigu ten LinkedIn'e, kur yra grynai profesinė platforma, pradėsi dalinti savo blynų receptus, skaniai ten pyragas gavos, galbūt tu pradedi savo virtuvės blogą arba kokiu tai testuoji, turi verslą, kur testuoji kažkokius įrangą virtuvės ir nori pritraukti žinomų prekės ženklų. Tai čia viskas priklauso nuo savo tikslo, kaip tu nori būti matomas. Apie tai manau, kad visos lektorės ir kalbės šito kurso metu. Laikas irgi yra pinigai ir visi to laiko neturi, tai kaip save tada trumpai ir konkrečiai pristatyti, kad būsimam galbūt kolegai ar pašnekovui ar draugui būtų paprasta ir aišku suprasti. Čia vėlgi menas. Taip, vėlgi menas, bet tas ateina su patirtimi. Tai pirmiausia yra namų darbas, žinojimas, kur tu eini, kokios tipo žmonės bus, padirbėjimas su tavim, kas tu esi ir kokią
na, kokią žinutę tu apskritai neši, ko tau reikia iš to renginio ar tos aplinkos, kur tu eini. Bet, sakykime, tas elevator pitch, tas lifto apie save vienas ar du sakiniai vienu atsikvėpimu, tai yra, užsirašoma ant popieriaus ir daug sykių sakoma tol, kol tai gausis natūraliai. Nes iš pradžių ten susimėtai, kažkiek gal gėda, ten kažkaip labai save girdi, jauti, kas yra tas aukso viduriukas ir kokiam kontekste. Bet vienas svarbiausių galbūt dalykų apie networkingą, tai kad jeigu mes einame į tą kontaktą su žmonėmis, tik galvodami, ką mes galime saugauti, jis nepavyks. Tai nėra tos ryšio mezgimo esmė. Kiekvienas iš mūsų tampa sėkmingesnis, jeigu einame į tą santykį su žmogumi, galvodami, ką mes galime jam duoti, tai kaip galime prisidėti prie jų tikslų ir einant į pokalbį, pirmiausia, klausantis, kas jiem įdomu, pirmiausia, klausiant, tai kas jie yra. Tai visa ta bendravimo filosofija, davimo vietoj to, kad tik tais kažkokį darbelį ar pardavimą gauti, yra labai svarbi ir slypi būtent už to tokio žodžio networkingas arba ryšių mezgimas. Apie tai ir bus kalbama. Tikiu, kad kiekvienas žmogus turi kontaktą ar santykį su kitu žmogumi, kuris jaučia, kad jis jau nebevertingas arba nebenaudingas, arba kažkada gal ir buvo. Kaip daryti? Ar tos santykius palaikyti toliau, ar vis dėlto kirpti tą virvę per daug nesijaudinant? Tai aš sakyčiau, kad, su kai kuriais žmonėm labai natūraliai bendrauju daugiau, su kitais mažiau ir tas yra viskas okei, su kai kuriais draugais susitinki ar ten pažįstamais kartą per metus ir jauti, kad tikrai labai faina pabendrauti, bet tiesiog nėra dar kažkokių bendrų taškų. Jeigu yra žmonių, kurie jums svarbus jūsų tikslams gyvenime, tai natūraliai tą ryšį reikia palaikyti, ar tam, jeigu socialiniai medijoje, tai palaikyti tai, ką jis kuo dalinasi, pasveikinti su gimtadieniu, ten, sekti jo straipsnius, dalintis ir komentuoti. Tai čia tokia bazinė higiena. Bet nutraukti santykius tikrai visada reikia su vadinamaisiais toksiškais žmonėmis, kurie tam tikrą prasme nieko neduoda, tik tai ima, nepasako ačiū ir galbūt eikvoja jūsų laiką nieko neduodami, nei emociškai, nei praktiškai. Tas irgi labai ateina per laiką, nes tu pamatai, turėdamas labai skirtingų žmonių aplink save, natūraliai pamatai, kurie su tavim, kaip sakoma, kurie tau yra svarbus, o kurių galėtum ir nematyti, nes vargina. Tai čia yra tokia mažytė kruopelytė, ką mes palėtėme, kas bus jūsų paskaitose, networkingas, kaip užmegzti vertingus santykius. Ačiū, Kotryna, labai už pokalbį. Ačiū Jums. Gražios dienos. Gražios Jums. O aš dar norėčiau pridurti mūsų klausytojams, damoms, jog yra nerealus pasiūlymas iki pirmadienio imtinai kursas asmeninis prekės ženklas WOW universitete yra su 50% nuolaida. Taip, jūs išgirdot visiškai teisingai, perpus pigiau. Ir tai dar ne viskas. Jeigu nukeliausite į puslapį wowuniversity.org ir ten dar suvesite nuolaidos kodą, kodas yra štai toks, WOW kelyje, paprasta, lengva, dar 10% nuolaida jums taip pat prisipliusuos ir jūs kursą asmeninis prekės ženklas gausite net su 60% nuolaida. Tai galioja iki pirmadienio imtinai, laiko vis mažėja. Aš dar sykį primenu, jog informacijos daugiau reikėtų ieškoti wowuniversity.org. Radio stotis kelyje.